ir sutinka seną arklį. Žmogus arkliui irgi papasakojo visą istoriją, paaiškino, kad be arklio kvalifikacijos čia nieko nebus. Jie nori sužinoti jo kvalifikuotą nuomonę šiuo klausimu. Senas arklys ir sako: žinot, jūs padaužos, jums čia rūpi tik paėst, neėst, o aš jau senas. O kol buvau stiprus, ariau laukus ir vežimus tampiau. O dabar, niekam nereikalingas stoju be darbo. Gerumas retai atlyginamas gerumu. Bet šiaip ačiū, kad pakalbinot mane, matot, stoju ant lauko per dienas. Labai liūdna. Gal norit užkaisiu arbatos? Kaip tik šokoladinių iškepiau keksiukų. Gal dar įpilsiu ko nors, Tačiau aišku, kad žmogus su silibinu arklio arbatos negėrė, nes turėjo tikslą. Ir nenorėjo blaškytis. Keliavo toliau. Čia,